Tai įvyko koalicinės tarybos posėdis, pasikalbėjome apie aktualijas, pasikalbėjome apie einamosius reikalus, kaip ir žadėjom, pasikalbėjome apie politinę ir bendravimo kultūrą ir kaip matot, nesusimušėm, išsiskirstėm taikiai, be kažkokių tai papildomų emocinių krūvių ar panašių dalykų. Tai ką jūs sutarėt dėl tam tikrų koalicijos partnerių keliamų aistrų ir pareiškimų melagingų? Ar apskritai kažką aptarėt dėl to, bandėt nuraminti? Tai nieko čia nereikia nei raminti, nei tramdyti, tai yra normalus dalykinis darbo procesas, pasišnekėti, kas kam užkliuvo, kas į ką sureagavo, dėl kokių priežasčių, kokie argumentai, kas ką buvo pasakyta. Visi šitie dalykai buvo atlikti, padaryti, visi emociją savo nuleido ir toliau judami prieki. Taip, kad nereikėjo priimti jokių sprendimų, koalicija dirba toliau ir atvari. Tai kodėl tie dalykai, kurie buvo nesusiję su tikrovė ir su faktais, buvo pasakyti ten, ar susitikimuose su rinkėjais ar panašiai, čia, kaip jūs išsiaiškinot priežastis? Aišku, mes aptarėm ir įvairiausius išsireiškimus, ir pasakymus, ir panašiai, bet, kaip sakoma, kiekvienas politikas turi savo tam tikrą bendravimo būdą, manierą, o tie dalykai, kurie reikalavo papildomo aptarimo dėl argumentacijos, kodėl buvo pasakyta taip, ką tai iš tikrųjų reiškia, irgi buvo apšnekėta. Tai tiek dėl gynybos finansavimo klausimų, tiek dėl pensijų kaupimo, tiek dėl KGB, tiek dėl kitų pasiūlymų. Visas klausimų spektras buvo ant stalo ir visus juos aptarėm. Aptarti vien tik, kas buvo, turbūt nepakanko, tai kaip toliau bus bendravimas, ar sutarėt, kažkokias taisyklės, kažkokius, priekaištus, kai išsakė, kaip toliau tas bendravimas turės tą retoriką sklisti. Sutarėm pirmiausia bendravimą intensyvinti, nes, kaip žinia, bendrauti per žiniasklaidą ir per antraštės yra prastas reikalas, nes apsipina visokiom manipulacijom ir nuogastavimais, kas ką turėjo galvoje. Tai iš tikrųjų, kai yra paaiškinami argumentai, kai yra papasakojama, kas turėta galvoj ir kai mes galų gale aptarėme, kaip elgsimės ateityje, kai vieno ar kito įstatymo projektas pasieks Seimo salę, tai to aiškumo atsiranda daug daugiau, emocijos gerokai mažiau ir tarpusavio supratimo daugiau. Taip, kad toks bendravimas jis intensyvės. Čia matyt dabar turime tą tarpsesinį laikotarpį, bet jis artėja į pabaigą, todėl ir susitikimams temų ir turinio bus tik daugiau. O kiek svarbus argumentas Žemaitaičio toleravimo nuo jums ir jūsų partijai yra tiesiog, kad dabar būtų nepatogu mažinti policiją? Tai pirmiausia, mes toleruojam visus politinio lauko dalyvius, jų pareiškimus, jų pasiūlymus, tiek pozicijos, tiek opozicijos. Čia yra nuolatinis mėginimo rasti sugyvenimo būdą procesas. Taip, kad aš jo tikrai niekiek nedramatizuoju. Jeigu su kažkuriais dalykais nesutinkame, sakom, kad nesutinkam. Jeigu išgirdę papildomus argumentus, sakom, galim judėti į priekį, judėsim į priekį. Čia nėra jokios dramos. Aš manau, kad... Jūs kalbėjot, ar Žemaitaičio retorika kažkaip švelnės, ar tiesiog kalbėjot, kad sutarėt? Mes tikrai auklėjimų neužsiimam, nei mums tai taikoma, nei demokratams, nei Nemuno aušrai, bet be abejo kalbėjome ir apie tai, kiek koks pareiškimas iššaukia tam tikro emocinio vertinimo ir aišku, emocija irgi randa savo erdvės tarp politinių pasiūlymų ir tą emociją paprastai reikia kontroliuoti tiek pasisakančiojo pusėje, tiek tą žinią gaunančiojo pusėje. Taip kad aš manau, mes turime visai neblogą sutarimą po šio posėdžio. Seimo pirmininkas mažiai komentuoti, bet nuolatos Žemaitaičio žodžius, nes iš principo, ką jūs darote šitoje vyriausybėje nuo gruodžio 12 dienos, tai komentuojate koalicijos partnerio žodžius. Kiek tai padeda darbui? Aš tiesą pasakius, komentuoju visus žodžius, tiek prezidento, tiek Seimo pirmininko, tiek koalicijos partnerių, tame nematau jokios problemos, nes tai yra mano darbas. Išsakyti savo poziciją, išsakyti vyriausybės, jeigu reikia poziciją. Bendravimas yra normalus politinio proceso dalykas. Kartais reikia aštriau, kartais reikia mažiau aštriai bendrauti, bet tai yra darbo dalis. Ir koalicijos taryba pasirinkote vietoje susitikimo iš principo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rute, su kuriuo kalbėsitės, telefonu ar kažkokiam kitom priemonėm. Kodėl tai padarė? Jūsų prielaidos yra klaidingos. Pirmiausia, važiuoti į susitikimą į Briuselį dėl vieno susitikimo ir pernelyg didelės laiko sąnaudos. Turint galvoje, kad Europos komisijos prezidentė atvažiavo čia, eurokomisarė atvažiavo čia, tai ta krūvį susitikimų persikėlė į Lietuvą ir dėl to aš labai džiaugiuosi. Tuo tarpu su NATO generaliniu sekretoriumi pasišnekėsime telefonu ir aptarsim tos reikalus, kurie yra aktualūs Lietuvai. Juos galima išspręsti šiuo atveju ir telefonu. Nėra čia dramos. Dėl mokesčių, nes nepaklausimas, kokius iš pakeitimus už yra numatyti, kurie iš jų čia galėtų prisidėti prie gynybos.
Dėl mokesčių kalbėsime tik tada, kai jie bus ant stalo, kai bus teisės aktų projektų pavidalų paruošti. Nes šiandien diskutuoti ir mėginti manipuliuoti ar aiškintis, kiek čia gali būti, ko negali būti, tai yra iš esmės visuomenės trikdymas. Tai į šį procesą žiūrime labai rimtai ir kai bus paruoštos įstatymų pakeitimo pataisos, tuomet ir diskutuosime. Bet šita tema buvo kalbėta šiandien. Apie tai irgi kalbėjom, galų gale juk ruošime 26 metų biudžetą, kalbame apie gynybos finansavimą, yra svarbu, iš kur mes imsim pinigus. Kažkokių brandinių bruožų, kam, tarkim, koalicija pritartų, kam nepritartų. Kai koalicija turės ant stalo padėtus įstatymų projektus, tada ir galės pritarti arba nepritarti, o dabar mes kol kas tik tai apsikeitėme nuomonėmis, požiūriais, tai yra koks pakeitimas galėtų kokią įtaką turėti, teigiamą, neigiamą, platesnė prasme, ne tik biudžeto pajamoms, bet taip pat ir ekonominį situaciją. Bet tai vis tiek kažkokią kryptį aptarėt, nes jeigu atneš projektus tokius, kuriems koalicija iš principo nepritarė, tai gal atmetėt kažką, ko tikrai jau neteiksit? Na, aš tikrai nedetalizuosiu, ką teiksim, ko neteiksim, nes, kaip ir minėjau, į patį procesą žiūrime labai atsakingai, nes kiekvienas neatsargus žodis ar pasakymas visuomenėje sukelia nuogastavimus ir nepasitikėjimą institucijoms. Todėl, kai bus ant stalo, tada ir apie tai konkrečiai diskutuosime. Tai klausimų yra, kada galėtų būti ant stalo, bet jau apsitarėt iki kada, koks laikotarpis, kada ant stalo galėtų būti... Projektai yra ruošiami ir per ateinančias 2 savaitės turi pasiekti pirmiausia koalicijos partnerius, o tada tai virs... Tai, ką sutarsim, virs teisės aktų projektais, kurie bus registruoti pavasario sesijai. Ar jau įkurta biurokratijos mažinimo komisija prie vyriausybės, jeigu niekada bus įkurta, ką darys? Paskutiniai liko derinimo procesai, bet taip jį per ateinančią savaitę jau bus įkurta ir galės pradėti veikti. Dėl antros pakopos pensijos. Ar visiems siūloma pakeitimam, kurie išėjo iš statymo, pritarė koalicija? Ar siūlys kažkokius dar pakeitimus? Iš tos diskusijos, kuri šiandien buvo, susidaro toks geras įspūdis, jog koalicija yra pasiruošusi pritarti pasiūlymams. Yra keletas momentų, dėl kurių dar diskutuojame, bet tai yra daugiau ne kritinė diskusija, o daugiau technokratinio, techninio pobūdžio, kaip tai realizuoti. Bet dėl pačios pensijų antros pakopos pertvarkos modelio yra pritarima. Ar Saulius Skvernelis dalyvavo susitikime, nes nematėm įeinančio, dabar nematom čia... Taip, dalyvavo. Principinis pritarimas visų koalicijos partnerių yra 5-6% nuo PVP gynybai. Pirmiausia, dėl 5 ar 6% gynybai tokio sutarimo apskritai niekur nėra jokiame dokumente, nei vyriausybės programoje, nei koalicinėje. Tai, matot, mes galime pritarti tam, kai matome šaltinius ir priemonės. Šiandien vyriausybė tuo ir užsiima, kad ieško finansavimo šaltinių ir yra bendras išsakytas ir prezidento ir koalicijos tam tikra nuostata, jog šis finansavimas negali gulti vien mokesčių didinimo pavidalu ant Lietuvos verslo arba ant Lietuvos žmonių. Todėl surasti tuos finansavimo instrumentus yra užduotis, su kuria šiandien vyriausybė ir dirba ir esu tikras, jog susitvarkys. Bet klausimas buvo, ar tikslas yra šitos vyriausybės ir šitos koalicijos 5-6%, kaip buvo deklaruota prezidento. Jūs sakot, kad nėra kažkur parašyta, bet ar jūs esate išsikėlę tokį tikslą? Negalima atsieti tikslų nuo priemonių. Tai yra neatsakingas kalbėjimas, iškelti tikslus, nepaaiškinant žmonėms, iš kokių šaltinių ir kokiomis priemonėmis mes tai finansuosime. Ir štai tada atsiranda erdvės tiek manipuliacijoms, tiek samprotavimams, tiek baimėms ir abejonėms. Tai nepalikime tokios erdvės. Žmonės turi teisę žinoti ne tik kažkokius tai tikslus menamus, bet taip pat ir priemonės, kaip tai realizuosi. Dar kartą kartoju, tikslai ir priemonės yra susiję. Tikslai, kurie nedengiami priemonėmis, yra tuščias kalbėjimas. Ar apie Seimo vicepirmininko klausimą kalbėjote, apie Žemaitaičio ambicijas? Ne, šis klausimas nebuvo aptariamas. Tai nėra sprendimo. Šis klausimas šiandien nėra aktualus, nes nėra Seimo sesijos. Dar grįžtant prie JAV prezidento vakar tokios minties, kad bus taikomi ir aliuminiui, ir plienui, muitai 25%. Lietuvą kažkaip paveiks šitas dalykas. Prezidentas yra užsiminęs, kad gali per partnerius būti kažkoks poveikis. Mes vakar diskutavom ir su Europos komisijos pirmininkė dėl galimų prekybos karų, kaip sakyti, pasiekmių ir Lietuvos ekonomikai. Tai kol kas dar anksti daryti bet kokias išvadas, nes Europai tiesiogiai nėra taikomi kažkokie tai platus tarifai. Plieno pramoniai tiesiogiai Lietuvos, sakykime taip, sąlyginai liečia mažai, bet reikėtų palaukti apskritai to santykio, kuris nusistovės tarp ES ir Jungtinių Amerikos valstijų. Tai kol kas tų pareiškimų visokių
vertinti nereikia, reikia tiesiog palaukti, kokia bus bendra politika mūsų santykiuose prekybinius. Dar grįžtant prie koalicijos, paskutinį, jeigu galima klausimą, demokratų lyderis Saulius Skvernelis buvo užsiminęs, kad kovo pradžioje bus jų partijos suvažiavimas ir jis leido suprasti, kad bus keliamas klausimas, bus diskutuojama, ar vardan Lietuvos liks dar šitoj koalicijoje su visom įtampom, su visom batalijom. Ar jūs kažkokias tokius signalus po pokalbio posėdžio metu išgirdote, o gal kaip tik buvo patikintas, kad vardan Lietuvos nieko nesvarsto apie traukimas? Nežinau, šio susitikimo rėmose aš jokių tokių nuotaikų negirdėjau, kavą išgėrė, pyragėlį suvalgė, visi patenkinti, nuotaika gera. Sakyčiau, kad viskas gerai. Ačiū. Pyragėliai skanus ir kito ko buvo. Koalicijai daugiau pyragėliai? Jo, bet kito ko. Ar sieksite būti Seimo vicepirmininku? Tai kiek aš žinau, rytoj plenarinio posėdžio nėra. Kovo 10 galėsit užduoti klausimą. Labai greitai, jau po mėnesio. Tai kovo 10 ir užduosiu klausimą. Bet šitas noras nepasikeitė. Jisai nepasikeitė ir jūs jau klausėt 35 kartą, tai man keista atrodo, ar kažkaip mes kažką praleidom, ar atmintis kažkokia yra bloga. Yra partijos ir frakcijos sprendimas. O ką išgirdot iš koalicijos partnerių? Nepaslaptis, kad demokratai kritikavo jūsų retoriką, socialdemokratai kitaip žiūrėjo. Ką išgirdot, gal buvo sudrausmintas? Labai buvo geras pokalbis, kaip ir sakiau, beveik kiek čia 2 valandos turėjom, nuo A iki Z daug aptarti, apsikalbėti, matyti irgi kartais reikia pasiaiškinti arba paaiškinti, o ypatingai žurnalistai, kurie kolegos iškarpote tezes arba sakinius ir paleidžiate į savo tekstus, tai matyt, to ir yra pasiekmė. Tai čia yra dar vienas pavyzdys, kad politikus arba žmonės reikia cituoti pilna apimtimi, mažiau klausimų, trumpesnius tekstus ir tokia atveju nebus jokių nesusikalbėjimų ir nesusipratimų. Tai žodžiu, žiniasklaida kalta, nes iš Ne, ką reiškia žiniasklaida kalta? Ne žiniasklaida kalta, žiniasklaida kalta, kad daro arba mokamo turinio tekstus, arba politikai, kai sukomentuoja, pasiema vieną kažkokį tekstą ir pasidaro didelį pavadinimą. Jūs neigiat tos teiginius, kuriems buvo priskirti? Tai aišku, kategoriškai, kad ne. Tai ponia Žemaitaite, jūs ne per daug kalbat, gal labai plačiai, gal per daug tų citatų? Ponia Eglė, man atrodo, jūs dar daugiau kalbat už mane, kartais ir per daug rašot, ir kartais rašot nei rybą, nei mesą. Taip, tokiu atveju irgi galėtumėt kažkiek mažiau rašyti. O galima lietuviškai? Tai pradėkite rašyti, toks yra geras posakis, žinokite, žemaitiškas. Tai pradėkite rašyti temą, mažiau pliotkų užsiminėkite, o rašykite tai, kas valstybė yra esminis dalykas. Ir kai norite, pavyzdžiui, galėtų būti Riešės žirgyno bandymas sklypus privatizuoti ir juos išvogti. Tai reikėtų labai aiškiai, konkrečiai rašyti, kas vyksta, kokie procesai. Galėtume daugiau rašyti apie auditus. Drąsiai be jokių problemų. Pone Žemaitaite, Seimo pirmininkas buvo pasakęs, kad savo pasisakymais, kai važiuojate į regionus, kalbat apie gynybą, apie saugumą, jūs pažeidžiat, nesilaikot koalicinės sutarties. Ar šiuo klausimu kalbėjote su Skverneliu šitam susitikime, ar įtikinot jį kitaip? Ne, tai ką reikia, aš pateikiau tos skaičius ir Saulius Skvernelis irgi labai, sakau dar kartą, labai geras, turiningas buvo pokalbis. Tikrai tokių pokalbių matyti reikia kas porą savaičių, kad jis išnekėti, nes tų antraščių, kai priklijuoja, tai paskiau reikia aiškintis antraščių tekstus arba komentuoti, kas ką kur kaip komentavo. O kaip jūsų santykis su prezidentu, nes prezidentas iš tikrųjų jūs kritikavo, sakė, kad jūs į teisiamųjų suolą galbūt turėtumėte sėsti už teiginius apie indėlininkus ir indėlius. Ir lygiai taip pat sakė, kad šita koalicija beveik neturi perspektyvos egzistuoti, nes visi partneriai ir užsienio, ir Ukraina nuolat mus kritikuoja. Labai gerbiu prezidento poziciją, bet ko gero komentuoti dėl komentaro nėra ko. Ką darysite, jeigu Skvernelis jūsų neteiks Seimo vicepirmininku? Žiūrėkite, sprendžia tą koaliciją. Tai jau jūs, sakau dar, kad aš nežinau, ar jums notebooką reikia užrašyti jūsų užduodamus klausimus, bet tą klausimą uždavinėti jau nuo sausio pradžios. Jūsų atsakymas skiriasi, dėl to ir klausim dar. Nesiskiria, jis visą laiką yra toks pats, susiraskit mano įrašus. Jūsų iš pradžių sakėt, kad tikrai trauksitės iš koalicijos, paskui sakėt 80. Dar kartą, klausėte vėjus, jau yra jums atsakyta. Ir jūsų buvusi kolegė žurnalistė esama Reda tą klausimą buvo uždavusi prieš 3 ar 4 savaitės penktadienį, kada buvo teisininkų šventė, konstitucinė šventė Seime. Tai pasimkite jos įrašą, jeigu norite. Tiek jūs, tiek premjeras sakot, kad buvo geras susitikimas ir kad jų reiktų daugiau, gal yra kažkoks numatytas dabar bus periodas, kad tarkim kiekvieną savaitę koalicinė taryba susirenka. Mes irgi apie tai kalbėjome, kad aišku yra ir komandiruotės, ir kai kas išvažiuoja pailsėti, tai bet kokiu atveju, kadangi koalicija nėra nei balsavimo, nieko, tai tikrai būtų galimybė dažniau jos rengti. O nuo dar gal kitos savaitės galėsim kiekvieną savaitę daryti. Ar iš koalicijos partnerių sulaukėt prašymų tam tikromis temomis galbūt nekalbėti arba kalbėti šiek tiek švelniau?
Dar kartą pakartosiu, 1982 metai, gegužės 30 diena. Gimė Remigijus Žemaitaitis, koks jis yra. Ir jeigu kažkam tai nepatinka, tai tiesiog gyvenime priima kitus sprendimus. Koks aš esu, toks aš ir būsiu. Kaip kalbu, taip aš ir kalbėsiu. Tai ačiū Jums, bet Jūs manęs nebandykite pakoreguoti, nebandykite keisti, kokią gamtą sukūrė, toks ir aš esu. Prezidento, sakote, pasisakymų kritikos nekomentuosit, bet visgi atrodo, kad iš šalies vadovo požiūris į Jūs, į Jūsų vedamą partiją nėra pats geriausias. Gal matot poreikį, nežinau, pasikalbėti su šalies vadovu, su jo komanda, kažkaip atrasti tą bendradarbiavimo kažkokį ryšį? Aš šiaip tai nesu prezidento komandos žmogus, nedirbu pas prezidentą ir nemanau, kad aš turėčiau kažką tai čia dabar koreguoti, kažką tai keisti. Tai yra prezidento dar kartą sakau nuomonė, prezidento pozicija. Bet Jūs esate neįvardėjęs ketvirtuoju koalicijos partneriu? Tai jis yra ketvirtas koalicijos partneris, nes jis tvirtino vyriausybę ir jisai pasakė, neteikite, netvirtinsiu nei vieno Nemuno aušros kandidatą. Tai jau tą poziciją mes išgirdom lapkričio mėnesį. Dėl mokestinių dalykų, Jūs ganėtinai prieš rinkimus kalbėjot, kad Nemuno aušra iš esmės priešinsis daugelį siūlomų pakeitimų. Šiandien ar išgirdot kažką, kam potencialiai pritartume? Ne, labai džiaugiuosi, kad galų gale antrą pakopų pensiją mes radom sutarimą su premjeru ir su koalicijos partneriais, ką su premjeru mes šnekėdavomės sausio mėnesį susitikimo metu, kokią antros pakopų pensiją gali matyti, kad atsirastų galimybė žmonėms pasitraukti be galimybės sumokėti 15% GPM mokesčio. Tai šiandieną sutarimas yra labai aiškus, kas lietė mokestinius dalykus, tai yra RRF reikalavimas, jeigu mes žinome pajamų mokesčio, tarkime, nekilnojamo turto mokesčio, kad ir tas pats kelių mokestis, kur irgi kyla klausimas, ar jis turėtų būti. Tai sausio pabaigoje, vasario pradžioje, man atrodo, taip, mes sutarėm, kad jau turėsime kažkokius išeinamosius skaičius ir žiūrėsime, koks yra pliusas. Tai jeigu mes matom, kad yra aiškiai nesąžiningi mokesčiai vienai ir kitai visuomenės grupiai, tai tikrai reikia jie koreguoti ir keisti. Jeigu mes matome, kad yra lengvatų per daug, tikrai reikia keisti. Kad pelno mokesčio ir dividendo nedidinti reikia, tai vienareikšmiškai negalima didinti, nes mes prarandam konkurenciją su kaimyninėm šalim. Ir jeigu pelno mokestis Lietuvoje bus 20% arba 25%, natūraliai, kad įmonės kelsis į Estiją. Jeigu mes turėsime dividendų įsimokestinimą, turėsime 20%, natūraliai, kad visas įsimokės tenais. Tai yra tam tikrų dalykų, kur yra sveikas logika veda, kad negalim daryti. Pajamų mokestis taip yra tam tikrų vietų, matom spragą, tai yra 5, 15, 20, vėlgi ta 120 būdų ir virš 120, iki 120, virš 120, tai gal galim sumažinti, pavyzdžiui, iki 80 būdų 20% GPM taikymą taip, ant kurio bus galima dirbti ir ant kurio bus galima kalbėtis. Po šiandienos posėdžio, koks Jūsų požiūris dėl papildomų gynybos? Aš dar kartą esu pasakęs, šiandieną nematau jokio finansinės galimybės iš mokestinės prasmės, kad galėtume mes paimti 5-6%. Mes galime ieškoti kitų resursų ir pagal poreikį žiūrėti. Šiandien yra poreikis už 12,5 milijardų. Tai yra klausimas, ar mes juos imam šiandien vienu metu įgyvendinti iš karto, ar mes žiūrim, iš kur juos galim paimti. Tai yra keli alternatyvų šaltiniai, apie kuriuos galim kalbėti ir diskutuoti. Bet realiai aš šiandien dienai maksimum matau apie 600-700 milijonų, iš kurių galime paimti. Jeigu mes kalbam apie skolinimąsi, tai reiškia, mūsų ekonomikos augimas turi būti ne mažiau kaip 3,5%, infliacija turi siekti 3%, kad galėtume skolintis. Priešingų atveju skolos aptarnavimą 30 metais turėsim 1,2 milijardą 3 ir 33-34 jau 1,5 milijardo. Tai klausimas, tas ekonomikos augimas gali būti nueita, kaip sakant, skolos aptarnavimą. Pačiam tikslui Jūs pritarėte, kad reikia? Tai taip, kad dar kartą sakau, kai kurie Jūsų kolegos, ačiū Jums, tikrai noriu padėkoti Delfi, Lietričiui ir TV3, kurie bent jau racionaliai iš tikrųjų iškomunikuoja ir pasako, ką Žemaitaitis pasako. Kiti kažkaip tai sukarpo sakinukus ir iš tų sakinukų po to aiškintis man reikia. Tai norėčiau kai kam padėkoti. O dėl Ačiū. Dar noriu paklausti, dėl ar koalicijos partnerių parama Jūsų pataisoms dėl KGB reikalų? Taip, šiandieną aš pristačiau ir toks sutarimas yra, premjeras pritarė, reikia padaryti tam tikras korekcijas ir sutarta, kad ko gero su Juliu Sabatausku, TTK komiteto pirmininku, sėsim, pasižiūrėsime korekcijas ir jeigu mes korekcijas padarome, kovo mėnesį KGB įstatymas arba iliustravimas galėtų eiti su tom išimtim, kur aš esu pateikęs. Esminės korekcijas mažas? Ne, tai nėra mažas, nes ten yra klausimas yra su aktyviais veikiančiais ir neaktyviais. Politikai, kurie dalyvauja rinkimuose iš VRK, jau jos, man atrodo, 2 ar 3 metai kaip tikrina, jeigu aš neklystu, tai tik tais yra su partijų nariais. Tai čia yra klausimas, ar tada visi partijų nariai turėtų būti išviešinami. Bet tai čia yra techninio pobūdžio, susėsim ir pasišnekėsime. Svarbiausiai, kad, ką mes ir sakėm, kad žmonės, kurie nedalyvauja politikoje, nedalyvauja valstybės valdyme, nedalyvauja teisėsaugos prokuratūros veiklose, kuris yra gal ten pensininkas, kaip aš sakau, sodininkas, gėlininkas, kad tų duomenų neskleis, neviešinti, nes viskas. O kiti žmonės yra jau prisipažinę. Tai tiek, ačiū.
Ačiū, tada Kuraitė. Tik kur Seimo vicepirmininkas? Kur Skvernelis? Labą dieną, sveiki. Koalicinėje taryboje frakciją atstovauju aš, Saulius Skvernelis kaip Seimo pirmininkas, turbūt yra intensyvi darbotvarkė, išvyko pagal darbotvarkę. Nėra nieko. Nėra nieko. Tai nežinau, čia žinot su tom darbotvarkėm, kas kaip būna, ne aš už Sauliaus darbotvarkės atsakingas. Ne, sako, turiu reikalų ir išvažiavo. Viskas tvarkoja dėl demokratų pozicijos, tikrai aš galiu atsakyti. Tas mūsų posėdis, tikrai aš tai vadinčiau koalicijos tarybos posėdžių, ne tik bandelėmis ir kava. Tikrai buvo tiesus ir atviras pasikalbėjimas. Tokių reikia kur kas dažniau. Ir turėjom galimybę tiek mes išsakyti, kas mums rūpi, kur mes matom tas nekartai įvardintas raudonasis linijas ir išgirsti atsakymus iš savo partnerių. Ar jums atsakymai? Ką jums atsakė? Tie atsakymai turėjom tikrai galimybę iškalbėti visas tas sritis, temas, kurios nuskambėjo žiniasklaidoje, tiek dėl Ukrainos, tiek dėl gynybos finansavimo, tiek dėl kitų dalykų, kurie nekartą buvo aptariami viešai. Tai išgirsti argumentacijas iš visų pusių, susakėm lūkesčius ir taip pat mūsų poziciją, kad į komunikaciją mes taip pat reaguosim komunikaciją, tai reiškia, kai matysim, kad tos raudonos linijos peržengiamos, mes tikrai reaguosim tiek koalicijos viduj, tiek išoriai. Ir yra sutarta, kad toliau dirbam ir ruošiamės svarbiai pavasario sesijai, kuriai tikrai yra daug darbų. Bet jeigu jūs pripažįstat, kad yra pats sakot, kad peržengiamos raudonos linijos, tai yra kito koalicijos partnerio, tai kaip jūs galite kartu dirbti koalicijoje? Ir kaip jūs įsivaizduojate tą darbą, jeigu peržengiamos ne vieną kartą pats minėjote? Jomis raudonomis linijomis mūsų vertinimu yra vaikščiojama. Yra lūkestis, kad nebebus vaikščiojama. Šiek tiek atsakymų čia jūs irgi išgirdot, kai atsitraukimą nuo tų raudonų linijų. Tai jeigu tokia retorika bus laikoma toliau, tai manau, kad artimiausių metų mes dar koalicijos sudėty darbuosimės. Viskas priklauso nuo iš tiesų mes čia daug dalykų yra apie komunikaciją. Komunikacija yra politikoje yra labai svarbi, žodis yra politiko įrankis ir ta dalis, kaip bus komunikuojama, nuo to labai priklausys ateitis. Bet jūs tikit, kad Remigijus Žemaitaitis gali pakeisti savo retoriką, nes jau pasirašant koalicijos sutartį, tuomet socialdemokratų pirmininkė linkėjo irgi Remigijus Žemaitaičiui šiek tiek aprimti. Mes matėm visą rinkiminę, ar ne, agitaciją ar kampaniją. Ir jis sako, koks gimiau, toks liksiu. Tai ar jūs tikit, kad galima nebevaikščioti tom raudonom linijom? Pagyvensim, pamatysim. Šiuo atveju, kaip ir sakiau, lūkesčiai išsakyti ir mūsų žingsniai taip pat išsakyti. Tai reiškia, kad į komunikaciją reaguosim komunikaciškai. Tai yra sutarta, bet taip pat ir sutarti tam tikri prevenciniai dalykai. Tai yra kur kas daugiau vidinės komunikacijos ir galiausiai tas mūsų koalicinės tarybos darbo reglamento pasitvirtinimas, kuris užtikrintų irgi tam tikrus posėdžių eiliškumą, pirmininkavimą ir kad neatsirastų tie laikotarpiai, kuriuos mes dabar turėjom, kur buvo tiesiog susitikimų vakuumas, kas taip pat sukuria tam tikrą problemą. Išorinę komunikaciją galima, reiškia, suvaldyti vidinę komunikaciją, jeigu jos bus daugiau, tikėtina, kad ir išorinė koreguosis. Ar kovo 8 dieną kelsite klausimą suvažiavime dėl dalyvavimo koalicijoje, apskritai ką partija apie tai mano? Ar bus tas klausimas keliamas? Kovo 8 yra dar už mėnesio, tikrai, manau, bus galimybių pamatyti, kaip mums sekasi, taip pat ir koalicinės tarybos formate ir pagal tai ir formuosis rezoliucijos, nes galvojame išeiti su rezoliucija suvažiavimo metu turinys. Ar Žemaitaitis bus teikiamas Seimo vicepirmininkui? Čia klausimas turėtų būti labiau Seimo pirmininkui, bet jo nėra. Taip, turėtų būti Seimo pirmininkui, ateis pavasario sesija, pamatysim. Bet jūs partijoje apie tai kalbėjote, ar ne? Mes frakcijoje apie tai kalbamės, ateis kovo mėnuo. Kokia frakcijos nuomonė? Ateis kovo mėnuo, pasakysim. Bet jeigu jūs kalbėjote, tai kokia dabartinė? Ateis kovo mėnuo, pasakysim. Mes čia išgirdome, kad šiaip iš principo kalta yra žiniasklaida. Gal jūs išgirdote kažką kito, būtent dėl tų teiginių, dėl kurių buvo nepatenkintas tiek Saulius Skvernelis, tiek Gitanas Nausėda? Apie komunikaciją labai daug kalbėjomės. Apie išorinę komunikaciją. Žiniasklaida kalta ar Žemaitaitis kalta? Žiniasklaida kaltint mes žinom, kad tai yra niekur nevedantis dalykas. Tai Žemaitaitis.
Tai apie tas raudonas linijas. Sakė, buvo tų pasisakymų, kur tiek jūsų partijos pirmininkas, tiek prezidentas reagavo ganėtinai aštriai. Jūs sakot, kad dar neperžengta ta linija. Tai kada bus jį peržengta? Ką jūs pristatėt, kas tai yra raudonoji linija? Nes jau kalbame apie koalicijos sutarties pažeidimą, bet čia dar nėra raudonoji linija. Tai yra tos temos, kurios buvo vardintos viešai, tai yra nuo tarptautinių mūsų pareigojimų, kurie yra numatyti koalicinėje sutarty. Yra pilna parama Ukrainai iki Ukrainos pergalės, tai štai yra sritis. Taip pat yra, kalbam apie koalicijos partnerių, diskreditavimas viešai ir kiti dalykai. Ir taip pat ir valstybės institucijų irgi diskreditavimo klausimai, turint galvoj, kad mes šiuo metu esame už valstybės institucijas atsakingi, bei visuomenės gąsdinimas, kai tam nėra priežasties. Tai va šitos temos buvo įvardintos ir jos turbūt yra visos nekartą atspindėtos ir žiniasklaidoje. Ar tas temas kelia tik jūsų frakcija tarp socialdemokratų, yra mąstančių kaip jūs? Mes kalbėjomės koalicinėje taryboje, kadangi daug buvo pasakiusių, tai tikrai iš įvairių kampų nuskambėjo šios temos. Bet premjeras visų šitų batalijų kontekste atrodo daugiau stoja Žemaitaičio pusėn. Koalicinės tarybos posėdį jūs jaučiat, kad demokratai ir ta kritika ir kalbėjimas apie komunikaciją, kad premjeras jūs išgirdo, ką sako mažieji koalicijos partneriai? Šiuo atveju premjeras pirmininkavo, tai man atrodo, jis tikrai diskretiškai laikėsi, kažkaip stengiasi abi pusės girdėti, abiem pusėm leisti kalbėti, bet yra ir socialdemokratų pusė, kur irgi komunikuoja dalykus ir manau, kad nėra tik Žemaitaitis ir Skvernelis, bet yra tikrai kur kas platesnė koalicinė taryba, yra kur kas platesnė diskusija ir lūkesčių vieni kitiems. O jūsų šiek tiek neerzina natūraliai žmogiškai, kad premjeras nemato problemų ten, kur jūsų frakcija labai stipriai mato? Manau, kad tai yra labai, racionaliai pasirinkta, bandant išlaikyti koaliciją tokią, kokia yra. Kol kas koalicija tikrai skaičiumi Seime yra istorinė, nes tikrai keletą dešimtmečių mes tokio dydžio koalicijos neturėjom Seime ir aišku, turint galvoj, kad ateina svarbus dalykai tiek dėl antros pakopos, tiek mokestiniai pakeitimai, tai turbūt yra labai akivaizdus interesas. Tai šia prasme aš suprantu, kad premjeras viską daro, kad koalicija išliktų. O ką šiandien Žemaitaitis pasakė tokio, kas jums yra pagrindas tikėti, jog su jo komunikacija bus kitaip? Remigijus Žemaitaitis, mūsų partneris, jis tą patį daro žiniasklaidoje, jis vis bando, parodyti kitą pusę, kas iškarpyta, kas įdėta, kas netinkamai, taip toliau, ir kad yra sukonstruojami tam tikri dalykai, kad nebūtinai tai yra tiesa, tai juos yra svarbu girdėti, bet taip pat yra svarbu girdėti ir jo įsipareigojimus koalicijos sutarčiai, kurios, kaip sakiau, mes esame pasirašę. Tai yra, pilna parama Ukrainai ir kiti įsipareigojimai, kurie tai yra numatyti. Tai kitaip tariant, jis nepripažino ne vieno atvejo, kad kur nors pats suklydo. Šitą nekomentuosiu. Agnė Širinskienė koaliciniai taryboje bus nuo jūsų partijos? Ne, koalicinėje taryboje mes esam paskyrę Luką Savicką ir mane, o Saulius Skvernelis dalyvauja kaip Seimo pirmininkas. Ar jūs iš šito susitikimo išeinant patenkinti? Manot, kad kitaip dabar bus iš vis? Ar čia tas pokalbis buvo tas, kas verčia tikėti, kad šita koalicija gali toliau dirbti? Gal apibendrinčiau taip, kad procesu tas, kas ten vyko, tai tikrai patenkinti. Diskusija tikrai buvo atvira, tiesi ir sakyčiau, tai, ko reikėjo jau ir prieš keletą savaičių, ne prieš mėnesį. Dėl ateities reikia žiūrėti, ar taip lengvai keičiasi komunikacija, ypač išorinė, tai turbūt reikės žiūrėti. Ko tikiuosi, tai kad vidinė komunikacija tikrai tvarkysis. Tai reiškia tiek ir per vidinius komunikacijos kanalus, tiek tarybos posėdžiai, kad mes kur kas daugiau bendrausim ir derinsim pozicijas, taip pat ir išeidami su įstatymų projektais, kurių keletas čia taip pat tokių rezonansinių yra išėję, tai kad prieš tai pasiderino koalicinį sutartį. Šiuo atveju, kas irgi nutiko ir man atrodo yra svarbus dalykai, tai pavyzdžiui, dėl vyriausybės priemonių plano irgi numatyta, kaip koalicinė taryba bus aptariama. Dėl antros pakopos irgi buvo aptarimai. Dėl mokestinių sprendimų
irgi prieš komentuojant plačiau irgi yra sutarta, kad koaliciniai tarybai mes turim surasti sutarimus ir tai buvo irgi taip pat lūkesčiai ne tik, reiškia, išsakyti ir premjerų, ir jo aplinką, ir finansų ministrų, ir kitiems. Tai va šitus dalykus aš tikiuosi, kad bent jau vidinį komunikacijų tvarkysimės, o tai leis mums, tikiuosi, ir išorinę komunikaciją kažkaip suvaldyti. Facebook'e nuotraukų projektų nebebus jau prieš. Mes apie tai kalbėjomės, kad ypač tie, kur jaučiam, kad yra jautrus, koalicijai galėtų būti jautrus, kad prieš dedant Facebook'us pasitarti vidinės komunikacijos kanalais, kuriuos mes turim. Tai dar galite truputį paaiškinti, kaip atrodys tas jūsų dabar sutarimas. Jūs kas savaitę susitiksit, kažkoks yra laikotarpis nubrėžtas, kaip jūs tą vidinę komunikaciją vykdysit, ar ten pranešinėsit vieni kitiem planuojamus projektus? Kaip tai atrodo? Taip, tai suprantu, kad šią savaitę iš socialdemokratų turėtų įkristi koalicinės tarybos veiklos darbo reglamentas, kuriame turėtų būti nustatyti tiek susitikimų reguliarumas, tiek derinimai įstatymų projektų ir kiti. Ir tai bus mums pagrindas susitarti, tai turėsim dokumentą, dėl kurio sutarę jo ir laikysimės. Dar dėl mokesčių. Antrą pakopą, kaip suprantu, palaikysit. Ką Sadmas siūlo? Iš principo nekartą esu komunikavęs, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija su tam tikrais pakeitimais, tikėtina, kad jų bus, kad tas paketas, kuris didina lankstumą tiek dabar dalyvaujančių, tiek tų, kurie išeis sulauks senatvės amžiui, kad ta dalis yra gera. Iš tiesų, kur reikia sukti galvą ir apie tai taip pat kalbėjomės ir koalicinėje taryboje, o kaip užtikrinti, kad tie, kurie vis dėlto lieka, kauptų daugiau negu 3%, nes 3% yra labai sekli sistema. Pasemti iš 3% senatvėje bus labai sunku. Tarsi, kad tai bus kažkoks prisidėjimas prie senatvės pensijos, negali to pažadėti. Tai dėl to kas būtų tas didesnis kaupimas negu 3%, reikia ieškoti sprendimų ir šiandien apsikeitėm nuomonėm ir manau, kad neužilgo jos bus iškomunikuotos. Dėl mokestinių pakeitimų, ar išgirdot, ar formuojas kažkoks konsensusas ir ar yra kažkam, kam jūs tikrai nepritartumėt, ką galbūt siūlo koalicijos partneriai, o kam būtinai pritartumėt? Pirmiausia, tai šiandien apie mokestinius pakeitimus buvo gal keletą sakinių apsikeista, bandoma sureaguota į tai, kas nuskambėjo žiniasklaidoje, bet sutarta, kad paketas bus pateiktas koalicinei tarybai ir tik tada kalbėsimės. Tai aš nežinau pasiūlymų. Tikrai, tai, ką finansų ministras, reiškia, jau šiek tiek ir komunikavo viešai, mes jų nesam matę, tikimės pamatyti prieš pasirodant vyriausybei. O kada gal bent jau kažkokią, laiko rėžyje, gal užsiminė, kada čia galima tikėtis? Visi kalba apie tai, kad tai turi būti kiek galim greičiau, nes jeigu mes norime per šią pavasario sesiją, tai reiškia iki Liepos 1 sutvarkyti tam, kad nuo kitų metų arba nuo kitų metų Liepos 1 įsigaliotų, nes pinigų reikia ir tiem 5-6% ir bendrai valstybės išlaidų finansavimui, tai turi per kelias savaitės, suprantu, prasisukti kažkokie sutarimai jau koalicijos taryboje ir tam esame netgi delegavę žmonės į mini darbo grupę, kad kiek galim mažesniai darbo grupiai būtų sutarima, kas nesutarima tada koalicinėje taryboje ir po koalicinės tarybos tada jau eina ir vyriausybė.